Pirmoji Samuelio knyga, 11 skyrius. Amonitas Nahašas atžygiavo ir apsupo Jabeš Gileadą. Tada Jabešo gyventojai sakė Nahašui: sudarykime sandorą ir mes tau tarnausime. Amonitas Nahašas jiems atsakė: aš sudarysiu su jumis sandorą su tokia sąlyga: kiekvienam iš jūsų išdursiu dešinę akį ir taip pažeminsiu visą Izraelį. Jabešo vyresnieji jam tarė: duok mums 7 dienas, kad galėtume pasiųsti pasiuntinius į visą Izraelio kraštą. Jei nerasime, kas mus išgelbėtų, mes tau pasiduosime. Kai pasiuntiniai atvyko į Gibėją, kur gyveno Saulius, ir pranešė šiuos žodžius žmonėms, visi žmonės pakėlė balsus ir verkė. Tuo metu Saulius grįžo iš lauko su savo jaučiais. Jis paklausė, kas atsitiko, kad žmonės verkia. Ir jie papasakojo jam žinias iš Jabešo. Kai jis tai išgirdo, Dievo dvasia nužengė ant Sauliaus ir jis užsidegė dideliu pykčiu. Jis iškinkė jungą jaučių ir juos sukapojęs išsiuntinėjo gabalus po visą Izraelio kraštą, sakydamas: kas neis su Sauliumi ir Samueliu, taip bus padaryta jo jaučiams. Viešpaties baimė apėmė tautą ir jie atėjo visi kaip vienas. Kai jis suskaičiavo juos Bezeke, Izraelitų buvo 300 000, o Judo vyrų 30 000. Atvykusiems pasiuntiniams jie tarė: rytoj, kai saulė pradės kaitinti, jūs sulauksite pagalbos. Pasiuntiniai sugrįžę pranešė apie tai Jabešo gyventojams, ir jie visi pradžiugo. Jabešo vyrai sakė: rytoj pasiduosime jums, ir jūs galėsite daryti su mumis, ką norėsite. Kitą dieną Saulius suskirstė vyrus į 3 būrius, ir rytinės sargybos metu jie įsiveržė į stovyklą ir žudė amonitus, iki pradėjo kaitinti saulė. O likusieji buvo taip išblaškyti, kad 2 neliko kartu. Izraelitai klausė Samuelio, kas yra tie, kurie sakė: ar Saulius mums karalius? Atveskite juos mums, kad mes juos nužudytume. Saulius tarė: ne vienas nebus nužudytas šiandien, nes šiandien Viešpats išgelbėjo Izraelį. Po to Samuelis tarė tautai: eikime į Gilgalą ir ten atnaujinkime karalystę. Visa tauta nuėjo į Gilgalą. Jie ten paskelbė Saulių karaliumi Viešpaties akivaizdoje ir aukojo padėkos aukas Viešpačiui. Ir labai džiaugiasi ten Saulius ir visi Izraelitai.